Sveiki, esu Greta. Visai neseniai savo elektroninio pašto dėžutėje radau draugės kvietimą užsiregistruoti portale www.fraip.lt. Prisipažinsiu, pirmą kartą apsilankiusi portale pamaniau, kad čia viskas labai sudėtinga. Tačiau dabar, kai lankausi bent porą kartų per savaitę, labai džiaugiuosi naujomis galimybėmis. Galiu klausytis mėgstamos muzikos, bendrauti su draugais, įkelti savo nuotraukų. Noriu pasidalinti su jumis savo žiniomis apie portalą www.fraip.lt. Tikiuosi greitai susibičiuliausime. Prisijungti prie www.fraip.lt komandos galima dviem būdais. Pirmasis – užsukti į portalą www.fraip.lt ir spustelėti pirmame puslapyje esančią nuorodą. Neturi pakvietimo? Spausk čia. Tai reikia užpildyti visus privalomus laukelius, pažymėtus raudonomis žvaigždutėmis. Tada jau galima spausti nuorodą registraciją. Iš tiesų, atsiųstas laiškas iš www.fraip.lt. Anketa patvirtinta, jeigu įrašytas tikras vardas ir pavardė. Norint peržiūrėti patikslinti duomenis, reikėtų spausti šią nuorodą ir sulaukti pranešimo apie anketos patvirtinimą. Kaip minėjau, yra ir kitas būdas prisijungti prie šaunaus www.fraip.lt būrio. Tai reikia gauti elektroninį draugo kvietimą. Jį gavę laiške matome nuorodą, kurią ir reikia spustelėti norint užsiregistruoti. Dabar reikia užpildyti tuščius laukelius, tai yra įvesti savo duomenis. Iš pradžių pasirenkama kalba, nurodomos elektroninio pašto adresas, vardas, pavardė ir kita reikiama informacija. Svarbu atkreipti dėmesį, kad registruojantis šiame portale reikia nurodyti tikrą vardą ir pavardę, nes kitaip prisijungimas gali būti užblokuotas. Dabar reikia įrašyti slaptažodį, pažymėti lytį, taip pat gimimo datą ir valstybę. Nepamirškite pažymėti varnelės, kad sutinkate su vartotojo taisyklėmis. Jas galima perskaityti spragtelėjus nuorodą sutinku su vartotojo taisyklėmis. O pilkame stačiakampyje yra kodas, kurį reikia įvesti į šalia esantį laukelį. Suvedus visus registracijai reikalingus duomenis, galima spausti nuorodą registracija. Sveikinu! Jūs jau esate portalo www.fraip.lt narys. Norėdami prisijungti, suveskite savo elektroninio pašto adresą ir slaptažodį. Tada spauskite nuorodą prisijungti ir džiaukitės naujomis bendravimo galimybėmis. Dabar galite papildyti savo profilį, pateikti daugiau informacijos apie save. Pavyzdžiui, nurodyti gimtadienio datą, darbovietę, pomėgius ir panašiai. Tai reikia spustelėti nuorodą mano profilis, pasirinkti norimą sritį ir parašyti apie save. Gera pradžia – pusė darbo. Tačiau nepamirškime, kad vienas lauke ne karys. Kartu pažiūrėkime, kaip paprastai galime pakviesti draugus prisijungti prie www.fraip.lt. Pakviesk draugą? Tikrai lengvai pastebėsite. Ją ir paspauskite. Atsiveria naujas langas. Užpildykite reikalingus laukelius įvesdami draugo elektroninio pašto adresą. O jei norite iškart pakviesti kelis draugus, į atskirus laukelius įveskite jų elektroninius adresus. Surinkite trumpą kvietimo tekstą ir jei reikia, pažymėkite grupę, kuriai priskiriate kviečiamą draugą. Beje, šios informacijos kiti portalo lankytojai nematys. Dabar spustelėkite nuorodą pakviesk draugą. Jei viską atlikote teisingai, gausite patvirtinimą, kad kvietimas išsiųstas. Belieka tikėtis, kad bičiulių priėmusių kvietimus vis daugės. Matome pasirinkčių juostą, suteikiančią daug galimybių. Pamėginsiu trumpai supažindinti su kiekviena paslauga. Pradėkime nuo nuorodos galerijos, kurią spustelėje galime žiūrėti virtualius nuotraukų albumus. Albumai suskirstyti pagal temas, taip galima peržiūrėti naujausias ir įdomiausias draugų įkeltas nuotraukas. Ir tai dar ne viskas. Įkelti nuotraukų bei sukurti galerijų galime ir patys. Tai reikia pasirinkti ir spustelėti nuorodą mano galerijos. Atsivėrus naujam langui pasirenkame nuorodą Sukur galeriją. Dabar reikia įrašyti galerijos pavadinimą ir pasirinkus temą spustelėti nuorodą Išsaugoti.
Nauja galerija sukurta sėkmingai, tad galime įkelti naujų nuotraukų ir filmukų. Tai galėsime padaryti spustelėję pasirinktą nuorodą. Prieš įkeliant nuotrauką galima įrašyti raktinius žodžius, apibūdinančius nuotraukos turinį. Pagal juos bus lengviau ieškoti bei peržiūrėti nuotraukas mums ir mūsų draugams. Pažymime varnelę, kam norime rodyti nuotraukas ir spaudžiame nuorodą toliau. Spustelėkime nuorodą Parink nuotraukas. Tada nurodykime, kurią kompiuteryje esančią nuotrauką norime įkelti galeriją ir paspauskime nuorodą Atidaryti. Palaukime minutėlę. Taigi, nuotrauka sėkmingai įkelta į naują galeriją. Norėdami sukurti dar vieną albumą, įkelti naujų nuotraukų ar filmukų, pelės žymekliu turime pasirinkti reikiamą nuorodą. Pabandykime susipažinti su dar viena paslauga. Pasirinkime nuorodą Video. Nukeliausime į vaizdų galeriją, kur galėsime peržiūrėti naujausią ir populiariausią vaizdo medžiagą. Čia galime žiūrėti ne tik draugų įdėtus filmukus, bet ir ieškoti vaizdinės medžiagos pagal raktinius žodžius. Pasirinkę nuorodą Įkelk video galime įkelti savo filmuotą medžiagą. Atsivėrusime taisyklių lange spauskime nuorodą Sutinku, jeigu viską perskaitę vis dar norite įkelti naujos filmuotos medžiagos. Dabar reikia pasirinkti galeriją, į kurią dėsite filmuotą medžiagą. Trumpai aprašome norimą įdėti filmuotą medžiagą, pažymime varneles, kam ją norime rodyti ir spustelėjame nuorodą toliau. Teliko pasirinkti filmuką iš savo kompiuterio. Pažymėkime jį ir spauskime nuorodą Atidaryti. Truputį lukterkime, kol filmuota medžiaga bus įkelta. Pasirinkta filmuota medžiaga jau sėkmingai įkelta. Jei norite, galite pakeisti parodomąjį paveikslėlį, tai reikia pasirinkus jį paspausti. Na, o dabar spustelėkime nuorodą Pakalbėkime. Apsilankę šioje skiltyje galime rašyti ir skaityti straipsnius, publikuoti savo kūrybą, sužinoti kitų nuomonę ir be abejo išsakyti savąją. Mūsų patogumai čia viskas suskirstyta temomis. Na pavyzdžiui, jei domina eiliuota meninė kūryba, reikia spustelėti nuorodą Poezija ir jau galima skaityti eiles, jas komentuoti, diskutuoti. Norėdami pasidalyti savo kūrybą, spaudžiame nuorodą Įkelti. Pasirenkame kūrinio temą, parašome pavadinimą ir laukelyje tekstas rašome savo kūrybą. Kągi, telieka laukti skaitytojų ir jų komentarų. Klausti, domėtis, komentuoti renginius, laisvalaikį, darbą, visą tai ir daugiau suteikia www.fraip.lt forumas. Skaityti, papildyti, komentuoti žinutes galime spustelėję dominančios temos nuorodą. Juk taip smagu dalintis žiniomis ir tobulėti. O gal patys norite pradėti pokalbį, pasidalyti patirtimi? Tai reikia iš aktualių temų sąrašo išsirinkti tinkamiausią. Na pavyzdžiui, man visada smagu kalbėti apie kiną, todėl spusteliu nuorodą ir naujame lange sprakteliu Įkelti temą. Įrašau temos pavadinimą, taip pat žinutės tekstą ir spusteliu nuorodą Įkelti. Dabar telieka laukti komentarų. Spustelėję pasirinkčių juostoje esančią nuorodą Kelionės rasime naudingos informacijos apie užsienio šalis. Taip pat galėsime pasidalyti savo patirtimi. Te reikia iš sąrašo pasirinkti dominančią šalį, spustelėti nuorodą ir skaityti keliautojų nuotykius. Po kiekvienu straipsniu rasime vietos komentarams. Pakomentavę spustelėkime nuorodą Įkelti savo komentarą. Jeigu įspūdžiais ir patirtimi norite pasidalyti patys, turite pagrindinėme meniu esančio punkto Kelionės lange spustelėti nuorodą Įkelk savo kelionės aprašymą. Pasirinkite valstybę, apie kurią norite parašyti. Įveskite straipsnio pavadinimą ir aprašykite įspūdžius. Galbūt svetainėje turite sukūrę kelionės nuotraukų albumą? Pasirinkę jį galite pridėti prie straipsnio. Viską baigę, spustelėkite nuorodą Įkelti. O dabar trumpai papasakosiu apie paslaugą Bendraminčiai. Tai galimybė bendrauti su panašiai mąstančiais, diskutuoti aktualiomis temomis, dalytis nuotraukomis, organizuoti renginius. Visų pirma,
reikia išsirinkti aktualią kategoriją. Vėliau pasirinkę konkrečią grupę, spaudžiame nuorodą prisijungti prie grupės. Ir sulaukę patvirtinimo galime diskutuoti rūpimais klausimais. Nepamirškite, kad taip pat galite sukurti savo grupę. Sužinoti, kokie renginiai vyksta mieste ir ką įdomaus galima nuveikti, pavyks paspaudus pasirinkčių juostoje esančią nuorodą renginiai. Tiesiog pasirinkite, kurie renginiai domina, o spustelėję nuorodą pamatysite renginių anonsus. Pasinaudokite unikalią galimybę, paskelbkite apie renginį patys. Tai reikia spausti nuorodą paskelbti apie renginį. O toliau viskas vyks lyg sviestų patepta. Pasirinkite temą. Pavadinkite norimą paskelbti renginį ir trumpai jį aprašykite. Nepamirškite nurodyti planuojamo renginio vietos ir laiko. Tada beliks spustelėti nuorodą paskelbti apie renginį. Kas yra dienoraštis, manau, aiškinti tikrai nereikia. Šioje skiltyje galima skaityti draugų ir populiariausius www.fraip.lt dienoraščius, juos komentuoti ir priskirti prie mėgstamiausių. Surasti savo įdomiausią galite ir pagal raktinius žodžius. Kai norisi prasiblaškyti, galima užsukti į žaidimų kambarį ir trumpam atsipalaiduoti. Tai reikia pasirinkti norimą žaidimo pavadinimą ir spustelėti jį. O štai čia galime ne tik klausytis mėgstamos muzikos, bet ir bendrauti su atlikėjais. Skaityti naujienas apie jų veiklą, pirmiems sužinoti jų pasirodymų datas. Pasirinkite, ko norite klausytis šią akimirką. Mėgstamą atlikėją surasite pagal abėcėlę arba pagal žanrą. Galite klausytis populiariausių www.fraip.lt atlikėjų arba savaitės topo. Pasirinkite grupę ar atlikėją. Vos spraktelėję norimos grupės ar atlikėjo nuorodą atsidursite muzikantų profilyje. Galite nusiųsti jiems žinutę, skaityti naujienas, susipažinti su muzikantų biografija, peržiūrėti galeriją, dalyvauti forume, prisijungti prie gerbėjų ir be abejo pasiklausyti jų kūrybos. Liko dar vienas svarbus dalykas – išmokti rašyti ir skaityti asmeninius laiškus. Spustelėję nuorodą laiškai patenkame į www.fraip.lt pašto dėžutę. Vos paspaudę gauto laiško pavadinimą galime jį visą perskaityti ir iškart atsakyti siuntėjui. Norėdami parašyti laišką draugui, spauskite nuorodą sukurti naują laišką. Iš kontaktų sąrašo pasirinkite draugą, kuriam norite siųsti laišką. Nereikėtų pamiršti, kad galima tą patį laišką siųsti keliems draugams iškart. Tai reikia varnele pažymėti ne prie vieno, o prie kelių draugų duomenų. Parašę laišką, spauskite nuorodą. Siųsti ir jūsų laiškas netrukus pasieks draugus. Jeigu žmogaus, kuriam norite išsiųsti laišką, nėra jūsų kontaktų sąraše, nenusiminkite. Laišką jam pavyks išsiųsti kitu būdu. Vos tik atsidarę draugų draugo ar nepažįstamojo profilį pastebėsite nuorodą siųsti laišką. Spustelėję šią nuorodą galėsite išsiųsti laišką pasirinktam www.fraip.lt vartotojui. Taigi, manau dabar ir jūs sutiksite, kad portalas www.fraip.lt suteikia daug naujų bendravimo galimybių.